Aš esu ta pati Laura ir pristatau dar vieną Palangos šokį, kuris vadinasi Laikyk arčiau. Šiame šokyje turime klausyti ne tik muzikos, bet ir teksto. Taigi viskas prasideda nuo to, kad įžangoje mes praskaičiuojame 2 taktus ir pradedame šokti nuo 3 taktų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turim tiek nedaug, tai laikyk mane arčiau. Su tavim lengviau, nesvarbu, kas bus toliau. Tada truputėlį luktelim ir pradedam klausyti ir muzikos, ir tekstų. Per dienas mes vis bėgam ir bėgam, sustabdyti viens kito nespėjam. Ir tada reikia mums atsistoti per 4 taktus, suskiršius grupę į 4 dalis. Reiškia, viena grupė stojasi ant vieneto, antra grupė ant dvejeto, trečia grupė ant trejeto, ketvirta ant ketvirto. Ir taip per 4 kartus vaikai pakyla. 1, 2, 3, 4. Darydami skirtingas pozas, kokias jie tik nori daryti. Ir tada vėl įeiname į pagrindinę temą. Turim tiek nedaug, tai laikyk mane arčiau. Ir tada yra prieš pragrojimą toks tekstas. Laikyk arčiau, ištiesiam rankas ir eina plojimų dalis. 1, 2, 3, 4 ir 1, 2, 3, 4. Vėl 1, 2, 3, 4 ir 1, 2, 3 ir 4. Ir pasiruošiame 3 šokio dalį, kuri vyks pagal tik tai muzikinį ritmą, ten teksto nėra. Pradedam į dešinę pusę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasisukam kairiu šonu, kairę koją. 1, 2, 3, 4. Atgal, atgal, per kairį petį pusę rato. 7, 8, 1, 2, pasistebiu 1, 2 ir nukrentu ant dešinės kojos 3, 4, per kairį petį sukuosi 5, 6, 7, 8. Tada truputėlį vėl intarpas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ir vėl kartojasi viskas nuo pradžių. Lygiai taip pat pakartojam pirmą dalį, plojimų dalį ir šitą dalį, kurią ką tik rodžiau. Ir prieiname prie pabaigos, kuri vėl yra kitokia nei, pavyzdžiui, pradžia. Pabaigoje, pasibaigus 3 daliai, šokame taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, poza, 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 pum. Taip šokis pasibaigia, visi 3 sekundės būna sustingę ir tada galima jau kažką daryti, mojuoti ir taip toliau. Tai sėkmės mokantis šitą šokį. Iki.